Sveiki moksleiviai, su jumis šį kartą sveikinuosi aš, Marta Talandytė, ir pristatau jums jau antrą moksleivių žinių laidą. Kviečiu trumpai apžvelgti šios laidos naujienas, tarp kurių. Trumpa informacija apie atmintinę abiturientams. Kovo 11 dienos minėjimas moksleivių tarpe. Akimirkos iš protmūšio kalbą, kuriu aš, bei moksleivių debatų atgarsiai. Taigi, netempkime gumos ir pradėkime. Moksleiviai, dar nesusipažinote su abiturientų atmintine? Pradėkime laidą nuo to. Lietuvos moksleivių sąjunga, bendradarbiaudama su Nacionaliniu egzaminų centru ir Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti, atsako į jums rūpimus klausimus baigiant mokyklą. Jau antrus metus iš eilės abiturientams pateikiamas leidinys Abiturientų atmintinė. Viskas, ką turi žinoti, kuriame yra pateikiama trumpa ir aiški informacija apie visus mokyklą baigiantiems jaunuoliams aktualius klausimus. Leidinyje galite rasti informaciją apie brandos egzaminus, apie stojimų tvarką, atsakymai apie stipendijas ir paskolas. Taip pat rasite brandos egzaminų tvarkaraštį, bendrojo priėmimo datas bei kriterijinio vertinimo paaiškinimą. Leidinio elektroninę versiją galite rasti Lietuvos moksleivių sąjungos internetinėme puslapyje moksleiviai.lt. Toliau žiniose patriotiškos naujienos. Kovo 11 svarbi kiekvienam lietuviui, moksleiviams taip pat. LMS-iečiai ją pažymėjo įvairiai ir originaliai. Kviečiu pažiūrėti trumpą video reportažą apie kovo 11 moksleivių akise. Kovo 11 moksleivių širdis buvo kupinos patriotiškumo, geros nuotaikos, emocijų ir šypsenų. Kaune moksleivių rankomis keliavo kovo 11 atributika, kuri vėliau buvo išdalinta miestiečiams. Moksleiviai važinėjo kartu su policijos pareigūnais ir sveikino kauniečius su nepriklausomybės atkūrimo diena. Moksleiviai Utenoje kovo 11 minėjo kartu su miestiečiais, dalyvaudami koncerte. Taip pat Utenos mokinių savivaldų informavimo centro savanoriai kartu su uteniškiais gamino popierinius paukščius, kurie puošia miesto medžius. Akmenės moksleivių rankomis keliavo trispalvės apyrankės, simbolizuojančios vienybę ir laisvę, o Jonaviškį lankė mokinių savivaldas ir su jų nariais dalinosi žiniomis apie laisvę ir tėvynę. Na, o moksleiviai Kuršėnuose tęsė tradicijas, dalyvavo mišiose, vėliau jų laukia meninių darbų parodos atidarymas. Jaunuoliai dalyvavo eisenose, pagerbėjo žuvusiuosius tylos minute. Dalinosi žiniomis apie laisvę. Miestų pirmininkai sveikino savo miesto gyventojus visos moksleivijos vardu, tardami ačiū už tai, kad dabar esame laisvi. Moksleiviai ne tik patys prisiminė, kas yra laisvė, bet kartu priminė ir kitiems. Manau, kad kiekvienam lietuviui džiugu matyti tokius aktyvius ir užsidegusius patriotiškumu moksleivius. Keliaujam toliau, kur mūsų laukia protmūšis. Apsiginklavę priešininkų žudančią išmintimi, Lietuvos moksleiviai drąsiai žengė į protų kovų, kalbą, kurio aš mūšio lauką siekdami įrodyti, kad yra geriausi. Ko moksleivis taip sužavėjo šis protmūšis ir kokiegi buvo prizai? Pažiūrim! Lietuvos moksleiviai iš 8 skirtingų miestų ir skirtingų mokyklų susibūrė protų kovų kalbą, kuriu aš mūšio lauke, kur siekia įrodyti, kad būtent jų komanda yra geriausia ir verta pergalės. Pirmasis etapas įvyko kovo 5 dieną. Laimėjusios komandos iš įvairių miestų keliavo į finalą, kuris vyko Vilniuje. Įtempta kova nenumalšino didelio noro laimėti. Moksleiviai turėjo puikią galimybę pasikrauti savo žinių bagažą, gerai praleisti laiką ir laimėti puikių prizų, tarp kurių planšetiniai kompiuteriai, fotoaparatai bei atmintukai. Po ilgos kovos Vilnius įrodė, kad jų suburta komanda yra labiausiai verta pergalės. Sveikiname nugalėtojus. Na, o dabar prisiminkime Kaune vykusius ir jau tradiciją tapusius moksleivių debatus, kurie susilaukė pakankamai didelio moksleivių susidomėjimo. Kviečiu apžvelgti akimirkas iš debatų. Kovo 10, 12 ir 13 dienomis padebatuoti jaukioje ASM vadybos ir ekonomikos universiteto salėje jau tradicija tapusiuose Kauno miesto moksleivių debatuose susirinko iššūkių nebijantis žodžio meistrai – Kauno moksleiviai. Skamba ganėtinai sausai. Tačiau kasgi yra tie debatai ir kokią naudą jie atneša moksleiviams? Debatų tikslas – įtikinti trečiąją, neutralią teisėjų grupę, kad jūsų argumentai yra stipresni už oponentų argumentus. Šį atrodo paprastą tikslą galima pasiekti naudojant daugybę sudėtingų technikų ir strategijų.
Tai puikiai patirtis tiems, kurie trokšta iššūkių ir visiems, kurie mėgsta reikšti savo nuomonę, ją argumentuoti bei būti diskusijos centre. Šis renginys skatina moksleivius bendrauti, domėtis savo šalies, Europos ir viso pasaulio aktualijomis, tapti išprususiais ir komunikabiliais. Šie debatai, kurių temos buvo susijusios su patriotizmu, pilietiškumu ir nepriklausomybė, skatino moksleivius ne tik kelti klausimus apie valstybei atsidavusi žmogų, bet kartu plėtė pasaulėžiūrą, ugdė asmeninės ir komandinės kompetencijas. Tiek naujienų šiandien. Su jumis buvau aš, Marta Talandytė. Susitiksime kitoje moksleivių žinių laidoje.